Labas iš šeštadienio. Dievinu šeštadienius. Čia tas pats, kas iš metų laikų myliu vasarą, o iš savaitės dienų dievinu šeštadienį. Šiandien keliauju susitikti su Evelina. Jinai jau atkeliavusi į Vėgėlį. Tai turėsim tokią mergaitišką dieną. Papietausim. Jinai buvo sutvarkyti nagučių. Tai nekantrauju pažiūrėti, kaip jai padarė juos. Labas! Parodyk nagučius. Skaniai kvepia? Taip nesmarkiai, bet kvepia. Kas čia? Body butter. O čia kaip cute padaryta. Želė vyram turbūt. Kanistriukas. Kaip fainas. Skaniai kvepia? Sakyčiau ne, bet prie to pačio gal ir nieko. Keista. Man patinka. Toks kur iš pradžių toks biškai babute. Bet skaniai. Bet paskui skaniai. Sunku paaiškinti. Wil je even nou ontvangen? Ja. Oké, nee, maar dan weet ik hier gewoon dat zijn niet zo voor helpen. 100% medus. Čia kaip fainai lauktuviam parvežt. Tikrai labai. Viena tapkiai. Kas ten viršui? Ten trečias stiklainis pačiam viršui. Va tie? Čia ir yra tie drobs. O žiūrėk, kokia čia didelė. Čau. Taip vadinasi drobs. Wij zagen jou daar in de camera doen. Laikrodukais. Ajo. Labai skanas būda. Čia tokie ir yra, man atrodo. Vaikystės saldainiai. Tai metale. Minkštučiai. Leliokai. Graži parduotuvė, ar ne, Evelina? Labai graži. Ir čia visos dirbtinės gėlės va šitoj va, šitam kampe. Kaip gražiai atrodo. Va taip rodo šis statys. Šintelė. Eisim kavos. Oha, tokie cute. Čia tokių specialių kavų yra. Tai aš imsiu va šitą. Strop waffle latte. Bet tas yra įdomiausiai skamba su vafliais. Aha. Imsim tą? Nice. Persigalvojau. O kaipgi aš nepasimsiu pumpkin spice latte. Tai čia tas vidurinis. Taigi ruduo. Viskas su moliūgėliais. Pumpkin spice latte. Į trasą. Evelina imsiu stropple waffles. Stropple waffles latte. Jo, labai olandiškas dalykas. Tai va, stropple waffles. Labai olandiškas dalykas, ne? Mes gaunam kartais penktadienį šitų vaflių prie kavos darbe. O čia labai rudeniška. Pumpkin spice latte. Yum.
ilga koja tu. Labai spalva graži, labai gerai prie kožytės tiktų. O aš su kardiganu maivaus. Pafilmuok mano kojinės. Kaip jauties? Pumpkin kojinytės. Kaip jauties? Nežinau. Atrodo trupi. Nu, nebėra kur krist. Kad laukia, paniutė, kad laukia. Nieko nesulaukia. Nieko gero. Nieko gero. Nepirksim čia nieko. Einam kitur. Matavai sijuotus? Dar ne. Kaip atrodo? Cute, bet kai sušlop, žinai, prie švarko gražiai atrodė. Bet juoda prie visko. Ir praktiškiau gal. Netaip matysis, kai sušlaps. Tai tokie juodi. Ir yra ne tos klasikinės spalvos, ne šitos, nes šitos medžiaga man nepatinka. Man šita spalva iš tikrųjų patinka labiausiai. Bet kai aš galvojau apie auksą, tai galvojau būtent apie šitą spalvą. Ir čia ši spalva yra. Aišku, nėra originalus auksai, čia yra Nelson auksai, bet jų yra dabar visur. Visose parduotuvėse ir nemanau, kad reikia pirkti tokio tipo batus už 150 eurų. Bet tavo kojinytės pranoksta viską. Teisingai. Teisingai. Nes vis tiek yra sezoniniai batai. Nėra, kad juos nešiosi kiaurus metus, o taip kaip mes Evelina nešiojam inkariukus, mes nešiojam juos kiaurus metus, jeigu nešaltas žiemos, aišku. Tai batai universalus, kaip sakant, inkariukus nusiperki ir nešioji kiaurus metus, kaina atitinka kokybę ir visą kitą. Auksai yra tik tai rudenį žiemą. Ok, radom dar vieną spalvą. Šitus buvau užsidėjus prieš tai ir va radom dar tokią spalvą. Čia nėra va ta geltona visiškai, bet šiltesnė nei ta. Labai. Mano kojinės the best. Verdiktas paneliam. Kairė koja. Šiltesnis atspalvis, žodžiu. Ok, tai imam. Inkariukų deivės. Yra tauščių tavo. Sakai, yra tauščių. Jum. Iki kelių įdomu. Ai va, iki 6? Ai ne, šeštadienį iki 5. Tai va, atėjom pavalgyti. Viską suprantam, ne? Iš tikrųjų daug suprantam, pažiūrėk, nereikėjo vertėjo. Nes tu supranti, aš tai nesuprantu. Pasiskaitėm meniu ir supratom. Tai va, atėjom pavalgyti šiek tiek į Pills and Grills, nes kita vieta, kur norėjom į lunchroomą, tai nebedirbom.
Labai gaila, nes daug vietų Olandijoje šeštadieniais užsidaro 5 valandą arba 6. Tai atėjome tiesiog ne į lunchroomą, ne ten, kur galėtumėm pabranšyti taip lengvai, tai atėjom ten, kur tiesiog galima būtų pavalgyti vakarienę normalią. Realiai, va, sėdim, esam pirmos klientės. Vienintelis kol kas. Nes žmonės čia mėgsta užsisakyti vietą iš anksto, mes neužsisakėm. Tai turim tik 2 valandas. Tik 2 valandas. Tai išvarysim. Tada išvarys mus iš čia. Bet nieko tokio, mes jau būsim pavalgę, laimingos, sočios. Nu va, pagaliau mūsų vakarienė atkeliavo. Labai skaniai atrodo, o kvepia tai nerealiai, ane? Alkana.